Treneri išvyko į Širvintas šį kartą nesėkminga. Antram rate buvo 3-1 laimėta, taip viskas gražu ir gera buvo, o šiandien 0-2 ir abejoju, ar tokio rezultato jūs tikėjotės prieš rungtynes. Tikrai nebelieka pasveikinti Transinvest su užtikrinta pergalė. Jie užtikrintai laimėjo. Mes savo ruoštų neradom savo svertų, neradom kontrargumentų, kad sukurtumėm savo persvarą, pelnytumėm įvartį, aštrintumėm žaidimą. Jie visur buvo agresyvesni, ypač kas liečia žaidimą aikštės viduryje ir tai galbūt privedė ir prie dviejų grubių klaidų, kur prie pirmo įvarčio mes atsikirtom ieškodami erdvės tarp linijų, o antram kėliny jau mūsų vidurio gynėjas sužaidė ne taip, kaip derėtų sužaisti šitoje situacijoje, ir aišku, jau raudona kortelė visiškai apsunkino mūsų situaciją šiandienos rungtynėse. Danielius Jarašius pradėjo rungtynės startinėje sudėtyje, jam šį kartą šios rungtynės tikrai nesėkmingos ir tas baudinio epizodas, jis tapo tuo žmogum, kuriam atiteko nemaloni ta garbė nukirsti varžovą, ir raudona kortelė, 2 geltonos tiksliau. Ką manote apie šio jaunuolio pasirodymą? Mačiau, kad išeinantį apkabinote, kažką pasakėte. Danielius Jarašius tai yra futbolo akademijos Šiauliai ateitis, taip kaip jisai integravosi į pirmą komandą ir kaip jisai integravosi į 11-tuką, tai yra pavyzdys mūsų akademijos jauniems žaidėjams, kad svajonės pildosi ir kad juodas darbas visą laiką duoda savo vaisių. Jis yra vienas iš geriausių komandos žaidėjų šiuo metu. Antro kėlinio pradžioje pakelti nuo suolo Mantą Kuklį, matyt, turėjote užduočių ir visgi pagal rezultatą panašu, kad nepavyko tų užduočių išpildyti. Vėlgi, žinot, rungtynių eiga privertė mus išiminėti gynybinio plano žaidėją ir leisti atakuojančio plano žaidėją ir jisai turėjo misiją, kad kuo daugiau Mantas būtų su kamuoliu ir, aišku, ieškoti priekyje mūsų greitų atakuojančių žaidėjų. Bet Transinvest puikiai gynėsi ir matėm, kada Mantas daro atidengimą link kamuolio, šalia jo iš karto yra žmogus, taip kad šitoje vietoje Transinvest tikrai puikiai sudirba, neutralizuodami Mantą. Turnyrinė lentelė šiuo metu tiesiog neįtikėtina situacija, nuo 5 iki 9 vietos 2 taškai. Ką čia 2 taškai? Taškas, man atrodo. 33 taškai pas Šiaulius, 32 pas Transinvest. Nežinau, ar jums teko kad nors matyti per savo karjerą tokį vaizdą, bet dar prieš porą savaičių Šiauliai atrodė, kad ramiai užtikrintai juda dėl 4 vietos kovoja. O dabar dėl ko kovojat? Žinote, jeigu pirma dėl garbės ir kiekvieną kartą jiem išeidama į aikštę žaidėjams sakau, kad jie turi visą laiką turi jaust, kas yra čia po kairę pusę, kas per herbas ir ką jie atstovauja. Jie atstovauja ne tik tai Šiaulius, jie atstovauja visus lietuvius futbolininkus, nes tokia yra mūsų kryptis, tokia yra mūsų filosofija, taip kad, bet jeigu mes atrodysim taip kaip šiandien, kai atrodėm kaip pieninė, tai mes ne dėl aukštų turėsim kovoti. Ne dėl aukštų vietų, o turėsim, kad tik tai darbais jau nepasibaigtų mums šitas čempionatas, negu dabar jisai klostosi. Kitos komandos artimiausią savaitę ilsėsis, kaups jėgas tam kitam etapui, lemiamam kovų etapui, o Šiauliai turės dar vieną išbandymą ir su Panevėžio Aukštaitijos derbis. Atrodo, žaisite su outsideriais. Bet tikriausiai čia tik tai žodžių žaismas. Aš manau tai, kad šis čempionatas puikiai parodo, kad čia nėra outsiderių. Čia konkurencija ir dėl kiekvienos pergalės reikia įdėti maksimum pastangų, jeigu tu nori iškovoti tašką, jau nekalbant apie 3 taškus. Taip kad, bet iš kitos pusės vėlgi kitos komandom yra didesnis laiko tarpas. Mums lieka 4 dienos, taip kad, aišku, norėtųsi kaip įmanoma greičiau užmirštas rungtynės ir ruoštis Panevėžiui. Tai va.